Brangusis Jėzus Kristaus kraujas, nemokamai išteisinamas iš jo malonės per atpirkimą Kristuje Jėzuje. Jį Dievas paskyrė permaldavimui per tikėjimą jo krauju, kad paskelbtų savo teisumą už praeities nuodėmių atleidimą per Dievo pakantumą. Šiuo metu skelbti, sakau, jo teisumą, kad jis būtų teisus ir išteisintų tą, kuris tiki Jėzų. Romiečiams 3:2-4-26. Jiems bevalgant, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė, davė mokiniams ir tarė: imkite, valgykite. Tai mano kūnas. Paėmęs taurę, jis padėkojo ir davė jiems, sakydamas: gerkite visi, nes tai yra mano kraujas iš naujosios sandoros, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Mato 26 RATIO 26-28. Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė, davė ir tarė: imkite, valgykite. Tai yra mano kūnas. Jis paėmė taurę ir, padėkojęs, atidavė ją jiems ir visi iš jos gėrė. Jis tarė jiems: tai yra mano kraujas iš naujosios sandoros, kuris išliejamas už daugelį. Morkaus 14 RATIO 22-24. Jis paėmė duoną, padėkojo, laužė ir davė jiems, sakydamas: tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui, taip pat ir taurę po vakarienės, sakydami: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Luko 22 RATIO 19-20. Tada Jėzus jiems tarė: iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną, nes mano kūnas yra tikras maistas ir mano kraujas yra tikrai gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Jono 6:5-3-56. Dėl aš priimu jūs šią dieną įregistruoti, kad esu tyras nuo visų žmonių kraujo, nes aš nevengiau skelbti jums visų Dievo patarimų. Todėl saugokite savęs ir visos kaimenės, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis nusipirko savo krauju. Apaštalų darbai 20 RATIO 26-28. Dar labiau, būdami išteisinti jo krauju, būsime išgelbėti nuo rūstybės per jį. Romiečiams 5 RATIO 9. Palaiminimo taurė, kurią laiminame, ar tai nėra Kristaus kraujo bendrystė? Duona, kurią laužome, argi ne Kristaus kūno bendrystė? 1 Korintiečiams 1:0-1:6. Lygiai taip pat jis paėmė taurę vakarieniaudamas, sakydamas: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Tai darykite mano atminimui, kai tik ją geriate. Nes kiek kartų jūs valgote šią duoną ir geriate šią taurę, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl kiekvienas, kuris nevertas valgys šios duonos ir geria šią viešpaties taurę, bus kaltas prieš viešpaties kūną ir kraują. 1 Korintiečiams 1:1-25-27. Jis iš anksto paskyrė mus, kad Jėzus Kristus priimtų vaikus savo pagal savo valią, jo malonės šlovė, kurią jis padarė mus priimtinus savo mylimajame. Jame turime atpirkimą per jo kraują.
nuodėmių atleidimą pagal jo malonės turtus. Efeziečiams 1 RATIO 5-7. Bet dabar Kristuje Jėzui jūs, kurie kartais buvote toli, esate priartinti Kristaus krauju. Efeziečiams 2:1-3. Dėkodami Tėvui, kuris padarė mus tinkamus būti šventųjų paveldo šviesoje dalininkais, kuris išlaisvino mus iš tamsos valdžios ir įvedė į savo brangaus sūnaus karalystę, kuriame turime atpirkimą. Per jo kraują, netgi nuodėmių atleidimą. Kolosiečiams 1:1-2-14. Sudaręs taiką savo kryžiaus krauju, per jį viską sutaikins su savimi. Per jį, sakau, ar tai būtų daiktai žemėje ar danguje. Kolosiečiams 1:2-0. Kadangi vaikai yra kūno ir kraujo dalininkai, tai ir jis pats taip pat dalyvavo toje veikloje. Kad mirtimi jis sunaikintų tą, kuris turėjo mirties galią, tai yra velnė. Hebrajams 2:1-4. Hebrajams 9. Tada iš tiesų pirmoji sandora turėjo ir dieviškosios tarnybos apeigų bei pasaulietinę šventovę. Ten buvo pastatyta palapinė, pirmasis, kuriame buvo žvakidė, stalas ir duona, kuri vadinama šventove, o po antrojo uždanga palapinė, vadinama švenčiausia iš visų, kuris turėjo auksinį smilkytuvą ir sandoros skrynią, padengtą auksu, kurioje buvo auksinis puodas su mana, Erano lazda ir sandoros stalai, ir virš jo šlovės čerubai, stebė malonės sodą, apie kuriuos dabar negalime konkrečiai kalbėti. Dabar, kai tai buvo taip įšventinta, kunigai visada eidavo į pirmąją palapinę, atlikdami tarnystę Dievui, tačiau į antrąjį kartą kasmet eidavo vyriausiasis kunigas vienas, ne be kraujo, kurį paaukojo už save ir už žmonių klaidas. Šventoji dvasia tai reiškia, kad kelias į švenčiausiąją iš visų dar nebuvo atskleistas, kai dar stovėjo pirmoji padangtė. Tai buvo to meto figūra, kurioje buvo aukojamos ir dovanos, ir aukos, kurios negalėjo padaryti to, kuris tarnavo tobulų sąžinės atžvilgių, kurie buvo tik mėsoje ir gėrimuose, skalbiniuose ir kūniškuose potvarkiuose, kurie jiems buvo taikomi iki reformacijos. Bet Kristus, būdamas būsių gėrybių vyriausiasis kunigas, per didesnę ir tobulesnę palapinę, ne rankomis padaryta, tai yra ne iš šio pastato, ne ožių ir veršelių krauju, o savo krauju jis kartą įėjo į šventąją vietą, atpirkęs už mus amžinąjį atpirkimą. Jei jaučių ir ožkų kraujas ir telyčios pelenai, apšlakstantys nešvarui, yra pašventinami kūnui apvalyti. Kuo labiau Kristaus kraujas, kuris per amžinąją dvasią paaukojo save nesuteptą Dievui, apvalys jūsų sąžinę nuo negų darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Ir dėl šios priežasties jis yra Naujojo testamento tarpininkas, kad pašauktieji gautų amžinojo paveldėjimo pažadą mirtimi, kad būtų atpirkti nusikaltimai, buvę pagal pirmąjį testamentą. Nes ten, kur yra testamentas, būtinai turi būti ir testatoriaus mirtis. Testamentas turi galią mirus žmonėms, kitaip jis bus bejėgis, kol testatorius gyvas. Todėl nei pirmasis testamentas nebuvo pašventintas be kraujo. Juk Mozė, pasakęs visai tautai visus priesakus pagal įstatymą, paėmė veršelių ir ožkų kraujo, vandens, raudonos sulnos, zopo ir apšlakstė knygą bei visą tautą, sakydami, tai testamento, kurį Dievas jums paskyrė, kraujas. Be to, jis apšlakstė krauju ir palapinę, ir visus tarnystės indus. Ir beveik viskas pagal įstatymą apvalyta krauju.
ir be kraujo praliejimo nėra remisijos. Todėl buvo būtina, kad dangaus daiktų modeliai būtų išgryninti šiais, bet patys dangiškieji dalykai su geresnėmis aukomis nei šios. Nes Kristus neįeina į šventas vietas, padarytas rankomis, kurios yra tikrosios figūros, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje. Taip pat, kad jis dažnai aukotųsi, nes vyriausiasis kunigas kasmet įeina į šventąją vietą su kitų krauju. Nes tada jis dažnai turėjo kentėti nuo pasaulio sukūrimo, bet dabar, pasaulio pabaigoje, jis pasirodė, kad pašalintų nuodėmę pasiaukodamas save. Ir kaip žmonėms paskirta vieną kartą mirti, bet po to teismas, taigi Kristus kažkada buvo pasiūlytas prisiimti daugelio nuodėmes. Ir tiems, kurie jo laukia, jis pasirodys antrą kartą be nuodėmės išgelbėjimo. Nes neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas pašalintų nuodėmes. Hebrajams 10 RATIO4. Taigi, broliai, turėdami drąsos Jėzaus krauju įeiti į švenčiausiąją. Hebrajams 1:019. Vaizduokite, kokios skaudesnės bausmės bus vertas tas, kuris trypė po kojomis Dievo sūnų ir suskaičiavo kraują sandoros, kuria jis buvo pašventintas. Yra nešventas dalykas ir padarė nepaisydamas dvasios. Iš malonės, Hebrajams 1:029. Ir Jėzui, naujosios sandoros tarpininkui, ir apšlakstimo kraujui, kuris kalba geriau nei Abelio. Hebrajams 1:224. Mat tų žvėrių, kurių kraują vyriausiasis kunigas už nuodėmę įneša į šventyklą, kūnai sudeginami už stovyklos ribų. Todėl ir Jėzus, norėdamas pašventinti žmonės savo krauju, kentėjo už vartų. Hebrajams 1:3:1-12. Ramybės Dievas, kuris amžinosios sandoros krauju prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų, tą didįjį avių ganytoją, padaro tave tobulu kiekviename gerame darbe. Kad vykdytum jo valią, dirbdamas jumyse tai, kas patinka, jo akyse per Jėzų Kristų, kuriam šlovė per amžių amžius. Amen. Hebrajams 1:320-21. Išrinkti pagal Dievo Tėvo numatymą. Per dvasios pašventinimą, klusnumui ir apšlakstimui Jėzaus Kristaus krauju. Tebūna jums daug malonė ir ramybė. 1 Petro 1 RATIO2. Jūs žinote, kad jūs nebuvote atpirkti nykstančiais daiktais, kaip sidabras ir auksas, iš jūsų tuščių pokalbių, kuriuos tradiciškai gavote iš jūsų tėvų, bet brangių Kristaus krauju, kaip nesutepto ir nesutepto ėriuko. 1 Petro 1:1-8-19. Bet jei mes einame šviesoje, kaip jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais. Ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 1 Jono 1 RATIO7. Tai yra tas, kuris atėjo vandeniu ir krauju, Jėzus Kristus. Ne tik vandeniu, bet vandeniu ir krauju. Ir tai dvasia, kuri liudija, nes dvasia yra tiesa. Nes yra 3 liudininkai danguje. Tėvas, Žodis ir šventoji dvasia. Ir šie 3 yra viena. Ir yra 3, kurie liudija žemėje. Dvasia, vanduo ir kraujas. Ir šie 3 sutarė viename. Jei priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas yra didesnis, nes tai yra Dievo liudijimas, kurį jis paliudijo apie savo sūnų. 1 Jono 5 RATIO6:9. Ir nuo Jėzaus Kristaus, kuris yra ištikimas liudytojas, mirusiųjų pirmagimis ir žemės karalių kunigaikštis. Tam,
kuris mus pamilo ir savo krauju nuplovė nuo mūsų nuodėmių ir padarė mus karaliais bei kunigais Dievui ir savo tėvui. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius. Amen. Apreiškimas 1 RATIO 5-6. Jie giedojo naują giesmę, sakydami, tu vertas paimti knygą ir atplėšti jos antspaudus, nes tu esi nužudytas ir atpirkei mus Dievui savo krauju iš visų giminių, kalbų ir tautų ir tauta. Apreiškimo 5 RATIO 9. Ir aš jam pasakiau, viešpatie, tu žinai. Jis man pasakė, tai yra tie, kurie išėjo iš didelio vargo, įsivlovė savo drabužius ir išbalino juos avinėlio kraujyje. Apreiškimo 7:1-4. Jie nugalėjo į avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžių, ir jie nemylėjo savo gyvybės iki mirties. Apreiškimo 1:2-1. Ir aš pamačiau atsivėrusi dangų ir štai baltas žirgas, o tas, kuris ant jo sėdėjo, buvo vadinamas ištikimu ir tikru. Jis teisia ir kariauja teisingai. Jo akys buvo kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos buvo daug vainikų. Ir jam buvo rašytas vardas, kurio niekas nežinojo. Tik jis pats. Jis buvo apsirengęs krauju pamirkytų drabužių. Ir jo vardas vadinamas Dievo žodžiu. Ir kariuomenės, esančios danguje, sekė jį ant baltų žirgų, apsirengusių plonais, baltais ir švariais drobiniais. Apreiškimo 19 RATIO 11-14. Ir tai pažvelkime į Kristaus kraują ir pamatykime, koks brangus yra jo kraujas Dievo akyse, kuris, pralietas dėl mūsų išgelbėjimo, gavo atgailos malonę visam pasauliui. 1 Klemenso laiškas Korintiečiams 4 RATIO 5. Be to, jie davė jai ženklą, kad ji iš savo namų iškabintų raudoną virvę. Taip jauname, kad mūsų viešpaties krauju būtų atpirkimas visiems, kurie tiki ir tiki Dievą. Matote, mylimoji, kaip šioje moteryje buvo ne tik tikėjimas, bet ir pranašystė. 1 Klemenso laiškas Korintiečiams 6:1-0. Gerbkime savo viešpatį Jėzų Kristų, kurio kraujas buvo duotas už mus. 1 Klemenso laiškas Korintiečiams 10 RATIO 6. Meilės dėka viešpats sujungė mus su savimi, o už meilę, kurią mylėjo mums, mūsų viešpats Jėzus Kristus Dievo valia atidavė už mus savo kraują. Jo kūnas už mūsų kūną, jo siela mūsų sieloms. 1 Klemenso laiškas Korintiečiams 21 RATIO 7. Dėl šios priežasties mūsų viešpats pažadėjo atiduoti savo kūną sunaikinimui, kad atleisdami nuodėmes būtume pašventinti. Tai yra apšlakstant jo krauju, nes taip sako raštas, jis buvo sužeistas už mūsų nusikaltimus, sumuštas už mūsų kaltes, ir jo krauju mes esame išgydyti. Jis buvo nuvestas į skerdyklą kaip avinėlis ir kaip avis nevyli savo kirpėjų akivaizdoje. Todėl jis neatverė burnos. Bendrasis Barnabo laiškas 4 RATIO 1:3. Jūs, būdami Dievo segiai ir kurstydami save Kristaus krauju, puikiai atlikote jums įgimtą darbą. Ignoto laiškas Efeziečiams 1 RATIO 3. Ignacas, dar vadinamas Euforu, į šventąją bažnyčią, esančią Reals Azijoje, Dievo, Jėzaus Kristaus tėvo, mylimasis, išrinktasis ir vertas Dievo, turintis ramybę per kūną ir kraują bei Jėzaus Kristaus, mūsų vilties, kančią, prisikėlimo, kuris yra per jį, aš taip pat sveikinu jį pilnatvę,
tęsdamas apaštališką charakterį, linkėdamas jam visokio džiaugsmo ir laimės. Ignoto laiškas traliams 1 RATIO1. Todėl apsivilkę romumu, atnaujinkite save tikėjime, tai yra viešpaties kūnu, ir meilėje, tai yra Jėzaus Kristaus krauju. Ignoto laiškas traliams 2 RATIO7. Aš trokštu Dievo duonos, kuri yra Jėzaus Kristaus kūnas. Iš Dovydo palikuonių, o gėrimas, kurio aš ilgiuosi, yra jo kraujas, o tai yra negendanti meilė. Ignoto laiškas romiečiams 3 RATIO5. Ignacas, dar vadinamas Teoforu, Dievo tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčiai, kuri yra Filadelfijoje Azijoje, kuris įgijo gailestingumą. Įsitvirtinęs Dievo santarvėje ir amžinai besidžiaugiantis mūsų viešpaties kančia ir per jo prisikėlimą įsipildęs gailestingumu. Jį ir aš sveikinu Jėzaus Kristaus krauju, kuris yra mūsų amžinas ir nesuteptas. Džiaugsmas, ypač jei jie yra vienybėje su vyskupu ir su juo esančiais presbiteriais ir diakonais, paskirtais pagal Jėzaus Kristaus mintį. Jį pagal savo valią jis visiškai tvirtai apgyvendino savo šimtąją dvasią. Juk yra tik vienas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir viena taurė jo kraujo vienybėje, vienas altorius. Ignoto laiškas Filadelfiečiams 1 RATIO1, 11. Nes aš pastebėjau, kad esate įsitvirtinęs nepajudinamame tikėjime, tarsi būtumėte prikaltas prie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiaus tiek kūnu, tiek dvasia. Ir yra patvirtinti meilėje per Kristaus kraują, būdami visiškai įsitikinę tais dalykais, kurie susiję su mūsų viešpačiu. Ignoto laiškas Smirniečiams 1 RATIO3. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Ir tai, kas yra danguje, ir šlovingi angelai, ir kunigaikščiai, matomi ar nematomi, jei netiki Kristaus krauju, jiems bus lemta pasmerkti. Ignoto laiškas Smirniečiams 2:1-2. Sveikinu jūsų vetą vyskupą ir jūsų garbingą presbiteriją, ir jūsų diakonai, mano bendratarpiai, ir jūs visi apskritai, ir kiekvienas atskirai, Jėzaus Kristaus vardu, jo kūne ir kraujyje. Savo aistrą ir prisikėlimą tiek kūniškai, tiek dvasiškai ir Dievo vienybėje su tavimi. Ignoto laiškas Smirniečiams 3:2. Jam pavaldi viskas, kas yra danguje ir kas žemėje, kuria kiekviena gyva būtybė garbins, kuris ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjų. Jo kraujo Dievas reikalaus iš jį tikinčiųjų. Polikarpo laiškas Filipiečiams 1 RATIO7. Bet tie, kurie nesilaiko jo įsakymų, bėga nuo savo gyvybės ir yra jos priešininkai, o tie, kurie nesilaiko jo įsakymų, pasiduos mirčiai ir kiekvienas bus kaltas savo krauju. 3 Hermo knyga 1:013. Dėl jie svarstė vienas su kitu, ar eiti ir parodyti tai Pilotui. Ir jiems dar galvoja, vėl matosi dangus atsiveriantis ir kažkoks žmogus nusileidžiantis ir įžengiantis į kapą. Kai šimtininkas ir su juo buvę žmonės tai pamatė, jie naktį nuskubėjo pas Pilotą, palikdami kapą, kurį stebėjo, ir papasakojo visą, ką matė, labai sunerimi ir sakydami, tikrai jis buvo Dievo sūnus. Dieve, Pilotas atsakė, aš esu tyras nuo Dievo sūnaus kraujo, bet jūs tai nuspėdėte. Tada jie visi prisiartino, maldavo jo ir prašė įsakyti šimtininkui ir kareiviams nieko nesakyti apie tai. Ką jie matė, jie sako, kad geriau, kad mes kaltume didžiausią nuodėmę Dievo akivaizdoje.
kad nepatektų į žydų tautos rankas ir nebūtų užmėtytas akmenimis. Todėl Pilotas įsakė šimtininkui ir kareiviams nieko nesakyti. Prarasta Evangelija pagal Petro 1:1:1. Tada Dievo žodis atėjo pas Adomą ir jam pasakė: O Adomai, kaip tu išliejai savo kraują, taip ir aš išliesiu savo kraują, kai tapsiu tavo palikuonių kūno. Ir kaip tu mirei, Adomai, taip ir aš mirsiu. Kaip tu pastatei aukurą, taip aš tau padarysiu aukurą žemėje. Ir kaip tu paaukojai ant jos savo kraują, taip ir aš aukosiu savo kraują ant aukuro žemėje. Ir kaip tu bylinėjais dėl atleidimo per tą kraują, taip aš padarysiu savo krauju nuodėmių atleidimą ir ištrinsiu jame nusikaltimus. Pirmoji Adomo ir Ievos knyga 24 RATIO 4-5. Vėl, kalbant apie gyvybės vandenį, kurio tu ieškai, šiandien jis tau nebus suteiktas, bet tą dieną, kai išliesiu savo kraują ant tavo galvos Golgotos žemėje. Nes mano kraujas bus gyvybės vanduo tau tuo metu ir ne tau vienam, bet visiems tavo palikuonims, kurie mane tikės, kad jie ilsėtųsi per amžius. Pirmoji Adomo ir Ievos knyga 42 RATIO 7-8. Dievas tarė toliau Adomui: taip atsitiks ir man žemė, kai būsiu perduotas ir kraujas bei vanduo tekės iš mano pusės ir aptekės per mano kūną, kuris yra tikroji auka, ir kuri bus aukojama ant aukuro kaip tobula auka. Pirmoji Adomo ir Ievos knyga 69 RATIO 6.